Valdovų sutikimo tradicijos klostėsi dar viduramžiais. Iškilmių kelias – trasa, kuria vykdavo garbingo svečio sutikimo eisena mieste. Įžengimo iškilmės buvo vienas įspūdingiausių to meto miesto reginių. 1664 metais Vilniuje iškilmingai buvo sutiktas valdovas Jonas Kazimieras Vaza. Valdovą priemiestyje pasitiko Vilniaus vaivadijos atstovai, dvariškiai, raiti pirkliai ir lydėjo iki miesto. Procesijų maršrutas prasidėdavęs nuo Rūdininkų vartų ir baigdavęsis katedroje arba Didžiojo kunigaikščio rūmuose. Prie Rūdininkų vartų valdovą sveikino Vilniaus vaivada, vyskupas ir miesto magistratas. Puošnumas ir teatrališkumas būdingi daugeliui barokinės kultūros reiškinių. Eisenoje buvo demonstruojama prabanga, kuri siejosi su didingumu. Pavyzdžiui, parade dalyvaujančių žirgų puošyba prabangiais audiniais ir brangakmeniais. Kita eisenos sustojimo vieta buvo prie rotušės, kur valdovą pasitiko ir toliau lydėjo amatininkų cechų ir pirklių rikiuotė. Miesto iškilmių didingumą pabrėžė garsiniai efektai. Pasitinkant svečius buvo šaudoma iš patrankų ir šautuvų, mušami būgnai ir trimituojama. Iš miesto vartų ir rotušės sklido kapelų muzika. Visa tai kūrė visuotinį šventės įspūdį. Iškilmėse dalyvaudavo visų sluoksnių miesto gyventojai. Laikraščiuose ir specialiuose leidiniuose skelbiami iškilmių aprašymai ne tik skleisdavo informaciją, bet ir aiškindavo jų reikšmes. Trasa ėjo Pilies gatve pro Švento Jono bažnyčią, kur valdovą sveikino Vilniaus akademijos atstovai. Svarbus iškilmių elementas buvo sveikinimų kalbos. Pasitikdami Joną Kazimierą, akademijos studentai suvaidino alegorinę dramą apie karą ir karaliaus pergalę. Proginis dekoras mieste buvo kuriamas prabangiais audeklais, gėlėmis ir apšvietimo elementais, kurie pakeisdavo miesto gatvių ir aikščių vaizdą. Tai buvo laikini, konkrečioms iškilmėms sukurti statiniai, triumfo vartai, piramidės, kolonos, papuoštos tapytais ir skulptūriniais atvaizdais, herbais, monogramomis ir emblemomis. Po 17 amžiaus vidurio karų iškilmių kelias baigdavosi ne valdovų rūmuose, o katedroje, iš kurios iškilmių dalyviai puotauti vykdavo į kurio nors didiko rezidenciją. Įvairios visuomenės grupės valdytojo paveikslą kūrė ir pagarbą išreiškė savaip, su naujojo valdovo atėjimu siedamos savo lūkesčius.